Tai labas, treneri. Labas. Kaip abu biržiečiai, kalbėsim tikriausiai ne biržietiškai. Įdomu, išeitų ar nebeišeitų? Išeitų tikriausiai. Gal išeitų, žinai. Na, jeigu daugiau būtų prie stalo, prie alaus bokalo, tai labai gerai išeitų. Tai treneri, pasikalbėkim vis tik apie krepšinį, nes jūsų pavardė nuo krepšinio tikrai sunku atskirti, nes, kaip pasakai, Garastas, tai visi supranta, apie ką eina kalba. Tai aš noriu paklausti jūsų. Berods 70 metais, kai Žalgiris buvo krizė, jis buvo Sovietų Sąjungos čempionate prieš paskutinis. Ir jūs buvot pakviestas, atsidūrėt Kaune treniruoti Žalgirio. Gal trumpai papasakok, kaip ten atsitiko? Kad būtent jūs iš Biržų, iš kaimų lyginant su Kaunu, reiškia, atvažiavot į laikinąją sostinę tvarkos daryti. Nu, kaip čia pasakyti? Tada Žalgiris 79 metais užėmė 11 vietą. Iš 12. Iš 12. Bet, reiškia, dar kas vyko. Prieš tai buvo 4 komandų turnyras, kas paliks aukščiausioje lygoje. Tai tam turnyrui vadovavo Būtautas. Žalgiris išsilaikė, iškrito Novosibirskas. Bet dabar reikia trenerio. Niekas nebenori treniruoti Žalgirio. Galiu pasakyti, kad ko tik taip prašė, visi atsisako. O tas treneris, reiškia, gal neminėsim dabar pavardės tiek to, jis buvo atleistas kovo mėnesį. Kovo mėnesį, kai baigėsi čempionatas, tai galiu pasakyti, kad aš jau buvau, kurį kreipėsi, buvau 6. treniruoti Žalgirį. Iki tai 5 žmonės atsisakė. Nu ir galiu pasakyti, kad šviesios atminties Sargūnas, su kuriuo mokiausi ir su kuriuo kartu žaidėm. Panevėžietis. Panevėžietis buvo, mes buvom draugai. Faktinai tai jis beveik mane suagitavo. Aš ir nenorėjau važiuoti. Jis sako, klausyk, nu aš, sako, Panevėžiečiu, bet, sako, tu Biržuose, kaime tokiam. Žinai, jis taip, sakau, nu gerai. Ir nutariau, kad reikia pamėginti. Bet aš ne taip aklai. Pirmiausia, aš turėjau daug žinių apie Žalgirį, nes prieš tai treniravo Bimba, mūsų žemėtis, biržietis taip pat, kuris treniravo 15 metų ir kuris kartais konsultuodavosi su manim, kreipdavosi. O tai yra tikrai trenerių, kurie galvoja, kad yra jau nepakeičiami, kad niekas negali niekam pasakyti. O jis visą tai raudasi žmogus, kalbėdavo, nu kaip tu galvoji, kaip kas, kur kas. Tai aš turėjau savo planą, ką aš darysiu atvažiavęs su ta komanda. Tai pirmiausia, aš reiškia, kai dabar matot prie komandos 10 aptarnaujančių. Tada buvo tik tai vienas asistentas, o fizinį pasiruošimą aš pats vedžiau. 4 metus aš pats vežiau fizinį pasiruošimą, kadangi aš puikiai žinojau tą reikalą, aš buvau lengvatletis. Dalyvau 5 moksleivių spartakiases, bėgiojau vidutinius nuotolius ir barjerinį bėgimą. Buvau, kaip sakant, ir Žalgirį žaidė čempionas ir to būdu aš puikiai vežiau tą fizinį pasiruošimą, žinojau tiksliai, ką reikia daryti. Nu ir dėl taktikos taip pat žinojau, kad reikia pakeisti, reikia tą. Nu ir gavosi taip, kad 1 metai 2 vietą. Įsivaizduojat, koks šuolis nuo apačios iki 2 vietos. Kito galo tik antrėjau. Taip. Tai prisimenu tokį dalyką, kad reiškia, turėjom atskristi iš Maskvos, tai lėktuvui nebuvo kur nusileisti. Žmonės palygino, kad lygiai taip pat 1933 metais laukė Dariaus ir Girėno atskridimo. Taip pat buvo pilnas aerodromas, laukas žmonių.
Na, iš esmės tai buvo pirma vieta, nes pirmi buvo CSKA ten. Pirma buvo CSKA. Nu, CSKA tai pasakysiu, tai yra Centrinis armijos sporto klubas. Ten buvo bendrai neoficiali Tarybų Sąjungos rinktinė. Jie, mato, geras, prikalbėdavo, kviesdavo. Būdavo pas juos ir iš Latvijos, ir iš Estijos žaidėjų. Gruzinai, korėjiečiai. O kaip jūs sutiko Kaune? Kaip sutiko Kaune? Būtų gavo tikriausiai iš karto mašiną? Ne, negavau. Žadėjo man tokį atlyginimą, kuris vyko tik ten pusės. Apgavo mane faktinai. Neišteisiu žodžio. Būtų visai gyvenau su žmona ir su dviem vaikais pas tėvus vienam kambarėlį. Pusę metų gyvenau. Ir turas Tbilisi. O prieš tai, kaip tik tai, nukrito lėktuvas Prahos aerodrome, kur žuvo mūsų trenerė Sviderskaitė. Tai aš pagalvoju, palauk. Nu gerai, skrendu į Tbilisį. Nu jeigu nukris lėktuvas, ką mano šeima? Kur gyvens? Taip ir bus ten. Tai nuvykau vykdomo komitetą, sakau, taip ir aš, sakau, neskrendu. Jūs nesėsit pažadų. Tai man tada išdavė orderį. Tai iškart? Nu, taip jau parašė, kad jau turiu teisę. Nu, tai vienu žodžiu norėjo apmauti. Nu, tai va čia matot, kaip tie pažadai yra. Trenerė, bet jūs atvykote iš esmės iš Biržų ne vienas. Ar paskui jūs, ar iškart visą plejadą biržiečių krepšininkų Žalgirio atėjo? Nu, kai kas jau buvo. Linkevičius buvo, Patkauskas buvo. Linkevičius buvo, Patkauskas buvo, Venslava buvo. Venslava buvo, jie trys. Tai Jankauskas paskui prisidėjo su Lekerauskas. Lekerauskas. Jo. Valikonis, ir kažkur. O, Valikonis, amžinatilsi. Miręs irgi jau. Miręs jau. Venslava. Valikonis, bet matot, kiek iš Biržų, iš kaimo to vadinamo, Žalgiris žaidė 6 ir 7. Pusė komandos. Nu, tai dabar, kai kiekvienas rajonas duotų. Jo. Nu, tai reiškia vis tiek turbūt, gal reikia kai ką ir pripažinti, čia taip negali pasisektau, kad imsi tu čia loši laimę ir taip toliau. Nu, vis tiek reikia kažką turbūt truputį ir žinoti. Reikia manyti. Reikia žinoti kažką, žiūrėti ir taip toliau. Tai va tokie dalykai. Na, paskui kaip reikalai. A paskui reikalai taip vystėsi. Papuolėme į ketveriukę, bet man buvo pasiūlyta Maskvos Dinamo Gomelskio brolio prisijungti prie jų kompanijos. Reiškia, ir kada reikia, praloši, kada reikia, išloši. Įsivaizduojate? Sindikatą tai. Aš atsisakiau griežtai. Ir buvau 2 metus nuskriaustas jų. Papuoliau į ketveriukę, bet jie vienas kitam pralošė, kur reikėjo. Pavyzdžiui, dar jau kai prasidėjo Sabonis, jie tiesiog sugebėdavo spektaklius padaryti. Reiškia, žaidėm su Maskvos Dinamo ir po pirmo kėlinio aš žiūriu, kad iš salės išeina visa ta mūsų sporto valdžia vadinama. Nebelieka nieko jų galvoj, kas čia yra. O pasirodo, kad yra paruoštas spektaklis. Toks Golovenko pavardę dar atsimenu. Žaidėjas smogė Saboniui su kumščiu po krūtinę. O Sabonis, taip rankas iškėlė. Ir teisėjas Šamis iš Leningrado. Pavardės atsimenu, suprantat, kiek metų praėjo. Išvarė Sabonį ir Golovenko. Sabonis nieko nedarė. Ir tuo būdu sudarė sąlygas, ką mes pralošėm dėl 3 vietos. Galit pagalvoti, kokie spektakliai būtų surežisuoti. O paskui man Kaune vėl kailį lūpa. Kaip čia pralošė, kaip ką, visą kitą, ten užkulisės ir visokie dalykai verda. Bet treneri, žiūrėkit, kaip bebūtų, jūs 9 metus treniravo Žalgirį. 10 metų. Baigiau 79. 79 baigiau, nes
78 jau Sabonė nebebuvo, Achilas buvo nutrūkęs. Sabonė. Jis nebežaidė už mumis. Taip toliau gydėsi, Amerikoje buvo išvažiavęs. Bet žiūrėkit, per visą tą karjerą, sakykime, pas jūs nežadė ne vienas užsienietis arba iš kitos sovietinės respublikos. Ne. Vien lietuviai buvo. Mums net Maskva kreipdavosi, kodėl jūs neimate iš broliškų respublikų. Nes pas visus buvo iš broliškų respublikų. Visi turėjo. Ir Estai, ir Latvija, ir taip toliau. Mes buvom grinai lietuviai. Buvo tvirtai mūsų komandos šūkis žaidžia tik lietuviai. A norinčių pažaisti už Žalgirį jūs nebuvo? Aišku, ką buvo. Ir čia piršo. Buvo net vienu momentu, kad reiškia CSKA sunkuloja. CSKA 8 dimetriniai, Žalgiris 3. Sunku, ūgio reikia. Nu ir pasisiūlė vienas, ir kad nori atvažiuoti ir taip toliau. Tai Kazachas tada. Kazachas. Tichonenko. Tichonenko. Bet ir puikus žmogus buvo. Jis tikrai 2,6 m, su geru metimu. Bet nežinau, ką atsakyti. Širdis mano priešinas tam veiksmui. Bet galvoju, reikia nuvykti partijos komitetą. Leidimo. Leidimo. Tai labai gražu buvo, kadangi tą pačią melodiją, čia ūgis toks, čia toks ir taip toliau. Tai žinot, kaip man pasakė, žinot ką, Vladai, tegu būna blogiau, bet būkim savi. Žinot, kaip paliko man gerą širdės. Tai čia reiškia sovietinis valdininkas. Sovietinis darbininkas, suprantat? Ir už tai, kad būtų komanda lietuviška. Tai kitas dalykas, suprantat? Nesudėdam ranką, mes už Lietuvos reikdam, nes tikrai yra kam reikti. Tai va tokie dalykai. Ir šitą mes pratęsim tradiciją ir su rinktinė. Paskui šitų olimpiados mūsų visi žalgiriečiai, 10 žmonių buvo iš Žalgirio, taip toliau. O tai kaip dabar vertinat, sakykime, kaip mūsų klubus, ne tik Žalgirį, bet ir kitus žaidžiančius Lietuvos krepšinio lygoje, reiškia, kur pilna užsieniečių? Aš jums galiu tiek pasakyti. Pavyzdžiui, anglai, nebežinau, kokiais metais tapo futbolo komandos pasaulio čempionai. Nu ir paskui praėjo kiek tai laiko, į Angliją užplūdo labai daug užsieniečių į klubus. Europos čempionas jie tapo? Pasaulio. Pasaulio? Gal ir pasaulio. Atrodo, kad pasaulio buvo. Tai Anglai toliau varžybose Europos viskas nebeišlošė. Nieko nebeišlošė. Ir vat pas jos įvyko toks dalykas. Tvirtai, kuo daugiau žaidžia užsieniečių tavo klubinėse komandose, tuo silpnesnė yra nacionalinė rinktinė. Nes reiškia, tas užsienietis atvažiavęs užima vietos žaidėjo rolę. Jis galėtų jaunas, jis galėtų žaisti, bet reikia laimėti. Taigi samdo užsieniečius žaidėjus. Ir tas mūsų su perspektyva sėdi. Ir neaišku, kiek jis sėdės. Ir jam atsibosta sėdėti, jis paima ir išvažiuoja. Tai žiūrėkit, vienas varžybos Žalgiris iš šito sezono įmetė 91 tašką. Taip. Pralaimėjo tiesa, bet 91 įmetė. Tai 1 tašką įmetė Ulanovas, 10 taškų Sirvidis. Visus kitus surinko atvykę iš užsienio, nes lietuviai sėdėjo. Bet tai prašau, reiškia, tą taisyklę pasitvirtina. Tai pasitvirtina, o reiks užrinkti, nežaisti. Taip. Tai dabar daleiskim ir, sakysim, turi žaidėją, kuris gali puikiai žaisti, bet tu jo neleidi, tu leidi tą užsienietį, kuris jau gal darys taškus, o tas taip ir sėdi. Sėdėdamas niekas dar nelaimėjo ir niekas nepakėlė savo meistriškumą. Treniruotis vienas dalykas, o žaisti rungtynės yra visai kita. Visai kitas dalykas, ten vėl kita atmosfera. Čia kaip ir kariuomenė, manevrai ir mūšis, du skirtingi dalykai. Tai vienu žodžiu jūs sakot, kad... Dabar Lietuvoje, kiek žinau, šiais metais 43 užsieniečiai, 4 komandos žaidžia. Nu, žiūrėkit, tas buvo Trofimovičius treniravo Žalgirį kurį laiką.
Kas? Trofimovičius, treneris Žalgirio buvo. Tai buvo. Tai jis kažkam ir pasakęs, ar ne jums, kad sakė, jeigu jūs laikot, kad krepšinis yra jūsų religija, tai kodėl jūs kunigus iš užsienio kviečiate? Jo, Trofimovičius man pasakė. Ir labai jis gerai pasakė, mes kalbėjom, jis išvažiavo. Jis, kaip sakant, serbas buvo, ten ir turi tokią savo nacionalizmo bruožą serbai. Sako, jūs sakot, kad krepšinis yra jūsų religija, bet sako, kunigus jūs samdotės iš kitos religijos. Nu, reiškia, jį nusamdė iš kitos religijos. Gerai pasakyti. Pats žmogus gerai pasakė. Nu jo, iš šono geriau matosi. Iš šono geriau matosi. Bet negi tikrai nėra pas mus trenerių, ar kaina brangi. Nu, pažiūrėkit, yra ir tas pats Jasikevičius, ir Kemzūra, Kurtinaitis, nu, bet aš kalbu apie rinktinės trenerius. Taip. Kurtinaitis, Butautas, visi dar sveiki gyvi, ne pensininkai. Kame reikalas? Nu, čia... Politika kokia nors, ar kaip čia? Jiegi kainuoja, tai daug tie treneriai, už ačiū niekas dabar nebedirba, kaip jūsų laikais. Ne. Tai kiekvienas... Noriu pasakyti, kad jeigu dabar daleiskim, aš treniravau rinktinę 92 metais olimpiadai ir 96, galiu pasakyti, mano atlyginimas buvo to laiko už 600 litų mėnesį. Tai čia jau neprigulmingoje Lietuvoje. Ką? Po nepriklausomybės. Prie nepriklausomybės, 92 metai. Tai pensija minimali. Jo, 600 litų atlyginimas. O už rinktinės treniravimą... Tai dabar dar paimkim, verskim, dabar į eurus verskim. Na tai 200 eurų panašiai. 3,5 litų kainavo, reiškia, euras, taip? Tai... Nu, 150 eurų panašiai. Tai kiek buvo? 150 eurų. 150 eurų. Nu, valytoje dabar daugiau gauna. O atlygimas krepšininkam būdavo 200 rublių. Kai pinigus keitė, 100 rublių davė 1 litą. Tai reiškia, žaidė už 2 litus. Kaip reikia. Tai kas stumė žaisti tada? Dabar aišku, kas jie gauna gerus atlyginimus. Patriotizmas buvo. Už Lietuvą laimėti reikia visą kitą. Žmonės tikrai nebuvo, kad kas atsisakytų, nevažiuotų, kad kas būtų. Koja skauda, kas... Koja skauda. Kaip ten bebuvo, sakysim, 96 metų olimpinės žaidynės. Marčiulionis, sakysim. Gavo traumą NBA bežaisdamas, kelios sąnarys ir taip toliau. Ir reikia ruoštis olimpiadai. Tai jis 3 dienas pasitreniruodavo, kelis ištindavo, traukdavom vandenį, 3 dienas nežaisdavo. Argi jam reikėjo, kai jis pinigų neturėjo. Bet jis norėjo už tą Lietuvą žaisti, suprantate, rodė pavyzdį. Čia dabar biški koja pasisuka, kad ten trauma negali, taip toliau. Taip, kad čia kažkoks tai vis tiek yra skirtumas tarp tų žmonių ir dabar kiti reikalai yra. Bendrai galiu tiek pasakyti, dabar pirmoje eilėje turbūt rolę vaidina pinigai. Na jo, dabar toks laikas. Matyti, jis nepraeis. Treneri, jums teko treniruoti daug tokių garsių, žymių, nusipelniusių žvaigždžių krepšininkų tiek Lietuvoje, tiek užsienį. Ir Čekijoje dirbat, ir Rusijoje dirbat. Bet jums teko treniruoti ir Sabonį. Kaip ten su jo santykiai buvo? Jisgi vis tiek toks vyrukas, žinantis savo vertę. Pirmiausia, gal pasakysiu, kaip išgelbėm Sabonį nuo armijos. Ar reikia? Nu, reikia. Sabonis mokėsi vidurinėje mokyklai ir, kadangi 16,5 metų paėmė, tai dar jis būdamas moksleivis ir pradėjo Žalgirį. Bet jį nužiūrėjo CSKA. Ir į armiją įimdavo rugsėjo mėnesį. Tai mokyklai, reikia pasakyti, kad mūsų žmonės tikrai buvo patriotiški. Buvo susitarta su mokyklos direktorė, kad jis brandos atstato egzaminus
išlaiko anksčiau vienas. Jau. Bet dabar į armiją imdavo iš visų aukštųjų mokyklų, bet paskleidėm gandus, kai įstos į Kūno kultūros institutą. O neėmė iš 2 aukštųjų, iš medicinos instituto ir iš Žemės ūkio akademijos. Sutarėm su Žemės ūkio akademijos rektorium. Puikus žmogus sako, dėl vieno žemės ūkis nesugrius Lietuvoje. Ir jis padarė žemės ūkio 1 kurso studentą. Ateina rugsėjais, reikia imti šaukštę po pietų. Studentas, kaip tu paimsi. Ir viskas. Čia tada stovėjo desantininkų daliniai Kaune. Buvo jie labai aukšto lygio, nepaprastai, desantininkai šitie. Vieni iš geriausių. Jie iššokdavo iš 100 metrų aukščio ir išskleisdavo parašutą dar. Giūri buvo labai gerai. Tai būtų čia papolės Sabonis? Tai būtų papolės ant to parašutą, kaip sakant. Tai vat tokie dalykai buvo. Taip, kad reiškia, ir žmonės buvo suinteresuoti padėti mums. Labai gerai. Jo. Treneri, jums neteko treniruoti Paulausko, Modesto, kitą superžvaigždė Lietuvos krepšinio. Jis jau buvo išėjęs iš krepšinio, kaip jūs atvykote į Kauną. Bet jūs kaip specialistas, ką galėtumėt pasakyti apie jo žaidimą, apie asmenybę, apie rezultatus, kuriuos jis pasiekė, apie jo įtaką apskritai Lietuvos krepšinio, nes dabar daugelis sako, ką jis ten sovietinis, reiškia, žaidė už rusus, už Sovietų sąjungą, reiškia. Tai toks nihilistinis požiūris, kaip ir į daugelį tos kartos atstovų, kurie kažkokias tai pareigas užėmė aukštesnės. Arba kuriems sekėsi, ten, sakykime, kaip tam pačiam Paulausko, kuris savo talentų dėka įsikovojo. Tai buvo aukšto lygio krepšininkas. Reiškia, gali pagalvoti, kad jis buvo paimtas į rinktinės sąjungos turėdamas 18 metų. Čia... Paauglys, faktiškai. No. Čia paauglys, čia retas įvykis buvo, reiškia, dėl jo. Ir jis kaip tik tai pirmas olimpinis čempionas, 72 metais tada sąjunga tapo olimpinis čempionu ir jis ten dalyvavo, reiškia. Tai vat, kalbėti, kai jis taip ir taip, tai čia, aš nežinau, tik gerai. Dabar jeigu aš lankau krepšinio mokyklą, tampu gerų krepšininkų, mane kviečia į rinktinę, tai ką man reikėjo nevažiuoti? Ar ką daryti? Nesveiko proto žmonės taip ir mąsto. Taip ir mąsto. Čia, prie ko čia ta politika? Taigi čia žaidimas, viskas. Kaip tik tai, pavyzdžiui, sportas labai daug ką pasako. Reiškia apie žmogų, kad vat, yra žmogus lietuvis, vat, žaidžia, jis kaip tik tai dar savo kilmę duoda suprasti, kad tokia Lietuva dar yra. Praneša, kadangi domisi tą sudėtimų sėdį žmonės. Kas prie žmogus, pavardė tai kitokia, ne Ivanov, ne Petrovų. Ne koks Petrovič, bet Paulauskas. Čia, matai, kalbėti daug ką galima. Tai jisgi ne tik olimpinis čempionas, jis ir pasaulį 2 kartą atrodo tapo čempionu. Jis yra daugiausia nusipelnęs 4 kartų Europos čempionas. Krepšininkas Lietuvoje. Be abejo. Vadovavo, stovi pirmoje vietoje čia jis. Tai va taip. Buvo jis, paskui mes kartu dirbam. Moksleivius trenavom kartu, viską, žinai, bendravom daug su juo. Tai jo įtaka ne tik kaip, jį kvietė, kiek aš suprantu, esu girdėjęs, gal jūs galėtumėte irgi patvirtinti, kai jį kvietė ir į Maskvą, į CSKA, kvietė ir NBA žaisti. Taip, taip. Jis nevažiavo? Nevažiavo. Nors galėjo, dideli pinigai, CSKA, kariniai laipsniai, tuo pat majorų būtų tapęs. Atsisakė. Tai man atrodo, vien to pakanka, sakyt, kai jis yra pakankamo lygio patriotas, didesnis už tos, kurie triukšmą kelia. Kaip mūsų pirmą nepriklausomybę nuo 18 metų, visi žmonės ten, kurie buvo, taigi visi baigė mokslus prie caro, prie rusų. Tai lygiai tas pats. Tai ko jie ten velnės lindo ten pas tą carą? Tai reikėjo imti, važiuoti į kaimą, į mišką ir ten priešytis, kažką daryti. Nereikia nusikalbėti, vat kas yra. Žinot, treneri, mes Klaipėdoje, kadangi
Paulauskas yra gimęs Klaipėdoje, paskui ten po 2 dienų į Kretingą išvežtas buvo, bet paskui vėl grįžęs į Klaipėdą, vis tiek susirinkom iš tokią iniciatyvinę grupę, nutarėm, kad Paulauskui, kol dar gyvas yra, reikia pastatyti paminklą. Prie Švyturio arenos, kur krepšinio varžybos vyksta, Neptūnas ten žaidžia. Tai kaip jūs manot? Aš manau taip, kad nereikia vartoti žodžio paminklas. Reikia pastatyti krepšininkui skulptūrą. Atminimo ženklą, sakykime. Atminimo skulptūrą, pavadinkim. O mums paminklas, tai atrodo, kad jau žmogus numiręs, jau reikia kryžius statyti, vėl ką nors panašiai. Ir laukti, kada numirs. Ir laukti, kol numirs, tai palaukit. Tai čia labai gražu, kad toks dalykas įvyktų. Kaip tik tai reikia, kol gyvas žmogus reikia pastatyti, tai niekai jau visi nebėra jo. Kaip jau ir nebeprisimena daug kas. O ne paminklas bus kažkoks priminimas, kad štai buvo toks, vaikai fotografuosis. Kaip ten bebuvo, istorija tai moko. Jo. Moko, daug ką galima pasimokyti iš jos. Tai va taip. Čia jau skaito būtina padaryti, būtina. Tai jūs dabar pasakykite į eterį, kad būtina padaryti tikrai. Taip galiu aš pasakyti, kad Modestui Paulauskui būtina pastatyti skulptūrą. Krepšininko skulptūrą. Kaip Lietuvos krepšinio simbolį. Kaip Lietuvos krepšinio simbolį, nes tai buvo žmogus, kuris žinojo visą Europą. Taip, kad verta šito ir reikia, kad būtų atlikta. Manau, kad šitas jūsų palaikymas turės didelės įtakos. Gal ir kai kam piniginės atriš, kas pinigų turi. Nes dažnai patriotas būna patriotas, kur nereikia nieko daryti, tik rėkt. Bet kaip reikia ką nors padaryti ir piniginę atverti, tada kažkaip tas patriotizmas nukrenta, kažkur tai dingsta. Apie Lietuvos rinktinės ateitį. Tikrai, kaip dabar mūsų užplūdė mūsų klubus užsieniečiai, patys lietuviai tiesa išvažiuoja žaisti gerus klubus užsienyje, paskui susirenka, bet yra kitas dalykas. Sakykime, dabar toks žaidėjas kaip tasai gynėjas, Lekavičius. Jis jau nebeturi vietos, reiškia, krepšinį. Trina Suliuka. O jis tai vienas iš pagrindinių žaidėjų rinktiniai. O ko Lietuvai trūksta, kaip aš jau nusimanau, nors to krepšinį sėko visą gyvenimą. Tai mes to aukštų vyrukų kažkaip atrandam ir krašto polį atrandam, į žaidėjų trūksta. Dabar jis, man dėl nesuprantamų priežasčių, net kai kurios rungtynės yra neregistruojamas. Tiesiog aš šito nesuprantu. Nes jis tikrai greitas, aštrus, reiškia, metimas yra geras. Ir labai pagyvina žaidimą, o jis neregistruojamas arba sėdi ant suolo, įleidžia ten kokį porą minučių ir taip toliau. Faktinai yra klasiškai žlugdomas, pasakys. Jo, ūpas krenta, jeigu sėdi. Kalbu, čia ne jokas, žinot, moralinis dalykas ir labai svarbus. Aš tai, pavyzdžiui, darydavau taip, jaunus žaidėjus, kur tikėdavau jo ateitim, aš įstatydavau penketą. Pirmam penketę. Pirmą iš karto išleidžiu. Nes jis vis tiek pabus kiek ten 5 ar 10 minučių, jam bus didelė tokia moralinė paspirtis ir jis nieko ten kažko baisaus neatliks, vis tiek normaliai viskas bus. Tai yra žymiai jam lengviau yra įsirašyti žaidimą, negu greitai. Žiūriu, keitimai vyksta, lieka iki rungtynių pabaigos 20 sekundžių. Įleidžia. Jūs pažiūrėkit, ar jis gauna kamuolį ar ne? Ir visi parodom, publikai parodom, kaip jis atrodo su kelnaitėm trumpom. Kaip modelis. Šito dalyko nesuprantu aš. Su Sabonė taip elgdavotės? Oi, ne. Sabonį leisdavau, nežiūrint, kaip ten buvo viskas. Visokių dalykų buvo, čia nenoriu kalbėti. Tikrai ateina 17 metų berniukas, 16,5. Tai yra vilkai jau sėdi. Taip. Tai sakai, kad tu čia vaiką leidė, nesakydavo taip? Buvo visko. Visko buvo, ginčių užkulisėse buvo panašiai. Bet tvirtai išlaikiau savo. Žmogus turi žaisti, nežiūrint, kai jis klaidas daro, jis turi iš tų klaidų mokytis, turi progresuoti, turi daryti pažangą panašiai. Ir taip ir įvyko. Na jo.
taip ir įvyko. Jeigu 18 metų pakliuvo į Tarybų Sąjungos rinktinę ir važiavo į Kolumbiją ir tapo pasaulio čempionu. O tai buvo. Tokie reikalai. O reikėjo man neleisti visai. Ai, kad tu klaidas darai taip toliau. Sėdėk. Reikia žiūrėti, kokią tą klaidą ištaisyti. Reikia, šitam ir treniruotės yra, tam ir treneris yra. Jis turi žmogui padėti tobulėti, kelti meistriškumą, o ne jį bausti kažkokiu būdu. Čia dabar Lekavičio atveju jį baudžia. Na jo. Aš kitaip nesuprantu. Nu tai kokiu... Gal kam nepatiks, kad aš taip kalbu, bet... Tai ką čia patiks, nepatiks, bet kritikuoti galima ir niekas dabar už tai nebaudžia. Matyt, kas nors gal įsiklausys į tos žodžius. Tai kokių vis tik reikia savybių dabar treneriai turėti? Valią, užsispyrimą, drąsą, žinias, taip. Mokėjimą bendrauti. Dabar labai pasikeitęs žaidimas yra. Bendrai dabar žaidimas faktai, beik ir mesk, ne? Nu, greit, jo. Jo. Greitai, Teisingai, reikia greitai žaisti. Aš ir turiu obelsį, reikia žaisti greitai. Pirmas dalykas, reikia žaisti taip, kad sutikt kuo mažesnį pasipriešimą, kad nieko nesutikt, kad paliktų už nugaros visi. Antras, kad sutikt turėti kiekybinę persvarą, jų 2, mūsų 3 ar 4. Ir ant galo sutikt, kad bus ne 5 prieš 5, bet 3 prieš 3. Vis tiek 3 prieš 3 lengviau pulti negu 5 prieš 5. Aš ir statydavau uždavinį savo žaidimą gintis taip, kad visą laiką gintis 5, o ne kad tave apibėgtų. Tai toks dalykas. Na, jūs esate tokią garsią frazę pasakęs, kad krepšinis labai paprastas žaidimas. Reikia įmesti. Taip, reikia įmesti. Man vis klausia, kaip reikia laimėti, sakau, reikia 1 tašką daugiau įmesti. Nu jo, daugiau nereikia. Ir dar kas svarbiausia, ką noriu pasakyti, aš dabar žiūriu, kad treneris biškai ir turi kai kurių tokių žinių žiūrėti. Pavyzdžiui, kamuolio metimas į krepšį. Daug kas meta neteisingai. Nėra judesių tų, kurie reikalingi. Per daug judesių būna. Nėra trajektorijos, nėra stovėsenos. Treneris turi žinoti, turi ištaisyti. Aš galiu taip pasakyti, reikia žinoti, kodėl įmeti ir reikia žinoti, kodėl tu neįmeti. Prametė. Artilerija, kai apšaudo. Kai būna, ten kažkas sako, per toli, arčiau, per arti, koreguoja, taip. Ir čia tu turi koreguoti savo mąstymu, žinojimu, ką reikia daryti. Taip? Ja. O to šito trūksta. Ir būna, kad žiūrėkit, šiandien sako nekrenta. Kaip tai nekrenta? O kodėl nekrenta? Kas įvyko? Kas tas kamuolys pasunkėjo kilogramą ar vėl kas? Reiškia, tu nežinai, kas tau vyksta su metimu. Tu turi žinoti. Juk bet, čia reikia treneri, žinoti. Tai aš sutinku, ką jūs sakote 100%, bet jūs jau gaunat ne pusfabrikatį, jūs jau gaunat paruoštą žaidėją. Šitų dalykų, ką jūs jaunimas mokytis. Taip, treneris turi mokyti. Turi mokyti. Taigi, ant galo knygą buvau parašęs. Yra ta knyga. Knygą demonstruoja Kurtinaitis, Sabonis, Chomičius, Marčiulionis, demonstruoja metimą. Viskas aprašytas, kiekvienas judesys. Metimas yra vienas iš pagrindinių krepšinio elementų. Pats pagrindinis. Pats pagrindinis. Nemesi, norint išlošti, reikia 1 tašką daugiau įmesti. Ir viskas. Tai treneri, vis dėlto, kokias jūs kaip praėjęs, kaip sakant, nuo, kaip ten sako, tą triubas visokias ten, vandenį, krepšinį. Kaip jūs prognozuojat, kokia, sakykime, Lietuvos krepšinio ateitis, konkrečiai rinktinės ateitis? Na, aš manau, kad vis tiek reikia pakilti. Mes dabar 10 pagal reitingą esam pasaulyje. Buvom 3, atrodo. 3 buvom, bet... Dabar Latvijoje aplenkė, Latvijoje 9. Atrodo, 8 metai. Nu, niekur nepatenka. Kaip niekur nepatenka. Bet tai kodėl? Nu, yra, matyt, blogai su komplektavimu. Eilė žaidėjų ir
neatvažiavo. Per menkas krepšinio pasirašymo terminas. O tokie dalykai. Tai gal tikrai reikėtų, kaip sakant, ten vienas dabar Traversas, kažkoks berods pavardė amerikonas, nori gauti Lietuvos pilietybę, naturalizuoti gal reikia daugiau. Jau vieną žaidžia už Žalgirį ir už Lietuvos rinktinę, Brazdeikis. Nu ir kaip jis žaidžia? Gelbsti Lietuvą. Nu, vėl nežino aš tai. Kaip ir ne. Nu, nelabai jiems sekasi. Nu, gerai, tik lietuvis Kaune gimęs, tvarkoj, gerai, vienų lietuvių daugiau gyventojų. Nu, naturalizuoti nereikėtų. Bet kad naturalizuoti ten iš kokios kitos... Amerikos, sakykime. Iš Amerikos, nu ne, čia... Bet žiūrėkit, būtų... kitos valstybės, žiūrėkit, slovėnai naturalizuoja. Serbai nežinau, bet ten... Nu, tegu jie naturalizuoja, čia yra klaida dar. Ispanai, bet Europos čempionais tampa. Slovėnai. Gal ir mes dėl šlovės? Gal ne dėl to tampa jie. Tampa dėl to, kad jie turi labai aukšto lygio krepšininką. Turi, kad ir vienai labai aukšto lygio. Taip, vat kas yra. Reiškia, šitas daug duoda. Tai reiškia, mums reikia turėti tokio lygio krepšininkus. Anksčiau mes turėjom tokio lygio krepšininkus. Tai buvo. Aukštas lygis. Sabonis, Marčiulionis. Na dabar turim Sabonį sūnų. Kurtinaitis, nu. Sūnų turim. Kurnyševas. Marčiulionis. Apie kurį nekalbam. Tai yra vienas geriausių kraštų Lietuvoj, kur buvo. Buvo Europos geriausias krepšininkas vienais metais. Vadovauja Pazino klubai. Puikiausias metimas buvo. Tai jo tėvas puikų metimą turėjo. Taip, apėjimas, supranti, jo geras charakteris, kovingas. Buvo puikus krepšininkas. Vis tokių krepšininkų mums reikia. Mums reikia, kad tokie krepšininkai išauktų. Tai žiūrėkit, treneri, tai gerai. Jie tu kur auga? Jie turi augti klubuose, klubai turi viską padaryti. Kol jūs buvot Biržuose, tai matot, suskaičiavom, bent 6-7 atvažiavo į Žalgirį. Bet kaip jūs išvažiavot nuo 79 metų, nuo to laiko nei vienas biržietis nežaidė už Lietuvos rinktinę, nežaidė ir už Žalgirį. Ir kame reikalas, ką jūs ten darėt Biržuose? Nu, nežinau, aš treniravau. Nu, aš irgi tuo metu gyvenau. Bet kaip gebėdavot atrasti? Kaip atsirado tokie Linkevičiai, Patkauskai, Likerauskai? Nu, ištreniravome. Taigi nebuvo parašyta, kad jis bus. Nu, nebuvo. Niekam nebuvo parašyta ant kaktos. Bet galakį turėjot vis tiek, kas gali būti, kas negali. Taip. Pavyzdžiui, žaidžiau už jūsų trenimo jaunų rinktinį. Aš laikiausi dar tokio principų, kad nenustatyti, iš jų nieko nebus, ar iš to bus. Nereikia taip nustatyti. Reikia treniruoti kantriai žmogų. Iki galo, kol jau kažkas atsitiks ir panašiai. Na, bet reikia matyti. Aš šito laikiausi labai. Ir neapsirikau. Buvo man tokių vietų. Ir duomenys turėti reikia. Tikrai norėjau kai ką atleisti. Ir dėka tokio nusistatymo, tvirtos valios paliko ir paskui pasiekė gerų rezultatų. O taip yra. Linkevičius tai buvo iš 10 klasės paimtas į Žalgirį. Jo, aš prisimenu. Tai gerai, Biržuose 2 mokyklos buvo, Kaune 50. Klausyk, per 50 galima atrasti po vienoj mokyklai. Nu gerai. Iš 50. 5 galima atrasti. Kažkaip neranda. Tai vienu žodžiu... Žinot, kad reikia vis tiek žinoti, aš eidavau į fizinio pamokas, stebėdavau, ką daro, kaip kas visą kitą. O čia aš galiu pasakyti, kaip buvo renkami, man teko dalyvauti. Įsirikiavo 15 žmonių, paskelbta laikraštį, kad priimami tokių metų į grupės. Vaikinai kviečiame atvykti. Sporto mokyklą. Mokyklą. Tai vaikinai atvyko, 15 įsirikiavo pagal ūgį. Treneris atsistojo, grynas faktas, aš pats buvau. 1, 2, 3, 15, jūs kitaikit namo. Tai palauk, tu gal Jordaną išvariai? Galbūt. Gal tu Jordaną išvariai? Kodėl tu išvariai? Jis degė vaikinas, jis norėjo treniruoti, sportuoti. Aš imdavau visus, aš sudarydavau grupės iki 70. 3 grupės būdavo ir treniruodavau, už tas grupės nieks man nemokėdavo nieko ir aš treniruodavau kantriai per metus laiko, kas nebūdavo, pats išeidavau, nubirėdavau, kas yra priimdavau.
tokia atranka darydavo. Na, aš prisimenu, nes jis ar matėte po kaimus pavažinėti. Taip, taip. Kad po rajoną, kaip sakant. Nu, tokie dalykai, iš Vabalnikų turėjau grūžą padaręs. Vabalnikai, ir atsirado Valikonis. Valikonis atsirado. Žalgirietis. Vabalnikas, kaimas, gatvelės pora. Iš centro laukai matos. Jo. Tai va, kokie dalykai. Čia reikia turėti tam tikrų savybių. Man tavo įdomi istorija buvo, kai jūs atėjot Žalgirį dirbti trenerių ir girdėjot, kad netgi trenerių štabas, ten daktarai tarpusavį derasi, kad sako, iš šampano butelio dėžės tenai, kad jis neišdirbs ilgai, atsimenu, buvo pasakas. Buvo, pats girdėjau. Papasakokit tą istoriją įdomi, kaip buvo tai? Jo, tada treniravomės mes, Jachtlube buvo salė. Petrašiūnuose. Ir daviau pratimą, dirbo, aš stoviu, o ten stovi, atėję 3, kertam iš šampano dėžės, kad šiais metais paskutinis Žalgiris bus. Malonu klausytis. Ir paskui antrį. Iš kur tu žinai, kodėl tu kalbi taip? Vat kokie žmonės, nei gero nori, bet blogo. Džiaugtis nesėkme. Džiaugtis nesėkme. Labai susiduriau su tokiais reiškiniais. Labai sunku turėti partnerius gerus ir panašiai. Taip, kad man gydytojas Ivaškevičius, puikus žmogus buvo, ateidavo pažiūrėti. Turėjo posakį, aš jam padėjodavau, jis sakydavo, nedaryk gero, nebus blogo. Tikrai tiesa būdavo. Jo, dar jūs kažkokį ten buvo treneriai darbinės, viską padėjęs ir paskui jūs norėjo netgi. Taip. Buvo. Kokia čia situacija buvo, dar tą papasakokit irgi. Buvo, nebenoriu kalbėti, nebėr gyvo. Nebėr gyvo, atrado miške užmuštą. Tai čia tas, kur buvo. Reiškinį tik man darė ir dar kažkam. Kaip jūs sutramdydavo tokius asmenybės kaip Sabonis, Einikis, Linkevičius? Vienoje komandoje vis tiek reikėdavo, kad treniruotųsi ir jie mėgdavo kažkur tai išeiti ten vakarais. Kaip jūs sugaudydavo, kaip jūs sutramdydavo? Nes šis dabar buvo tas skandalas Lietuvos rinktiniai, kad ten sako, televizoriai dužo, dar ten visokie. O prie jūsų tokių, kaip sakoma, viskas vyko ramiai, tyliai, bet ir rezultatai buvo. Kaip nekeista, tada halė bilietų neparduodavo. Suprantat? Kasos neveikė, nebuvo. Žalgirio taryba skirstydavo, radio komitetui, kur šilelius gamina tiek bilietų, tam tiek. Komandai skirdavo, dabar nesimenu kokie skaičių bilietų, ir aš tos bilietus paskirstydavau žaidėjim. Ir kai nusikalsdavo, 0 bilietų. Ajetus mano. Čia buvo lygų žemės drebėjimas. Nes to laiko, suprantat, būdavo. Nebuvo nei produktų, nei nieko. Panašiai visos kombinatas toks duoda bilietų, tauta duoda. Su tais bilietais jie ten karaliai buvo. Lygiai kaip valiuta praktiškai. Jau kaip valiuta, o tokie dalykai. Bet to ir taip tokių buvau vedęs taisyklės, reiškia, kad į treniruotę turi kad jis ten išgeria, tai čia jau tik negaus tų bilietų įsakyta. Ir paskui viens kitą prižiūrėdavo. Būdavo laikas, kiek, sakysim, artėja nauji metai. Vyrai, sakau, per sausio 1 bus treniruotė. Imkim, susėdam patys. Ten 3 dienom anksčiau, kur ten žirbiškio, valgom biškio, ko ten supranti patys. Tas labai gerai veikdavo. Tu turi būti kontakte su žaidėjais visą laiką. Ir jie tave supranta. Tai va. Ir yra įvykiai, nieko apie jas nekalbėti, nieko nerašyti spaudą, taip toliau. Žinai, šitą jie labai gerai supranta. Neišnešti viešumą. Neišnešti viešumą, žinai. Ir dabar dėl meistriškumo kelimo.
Dabar žiūriu, Žalgiris padarė 20 klaidų, o jie mano. Tada buvo reikalavimai, atsiųsdavo iš Maskvos, kiek komanda gali daryti klaidų, maksimum buvo 10, mes su CSKA darydom 5-6 klaidas. Bet iki tol, reiškia, buvo vestas mokestis. Tu gali pagal rungtynes padaryti tik vieną klaidą, už antrą klaidą moki pinigus. Žaidėjas moka? Žaidėjas moka. Yra kasa, kasininkas buvo Krapikas ir viskas, be jokių kalbų. Į treniruotę turi ateiti anksčiausiai prieš 40 minučių. Ir viskas. Jeigu vėluoji, bauda, duodi pinigus. O šitaip tvarkydavosi. Ir visi sutiko. A pinigai būdavo, atvažiuoju, sakysim, į miestą, kur turai. Taksį užmokėsit, tą padarysit. Gimimo dieną bus, dovaną nupirksit draugui. O taip išleidom. Viskas buvo žinoma, kur kiekviena kapeika eina. Ir labai gerai viskas buvo sutvarkyta. Na, žiūrėkite, dar mes kaip žiūrėdavom tas krepšinio varžybas per televiziją ir Kauno halėj, tai ten visą laiką matydavo, būdavot jūs, Gedraitis, kas ten buvo, asistentas jūsų, ir dar būtinai du ten kažkokie sėdėdavo. Ant atsarginių suolelį sėdėdavo. Jie ten trukdydavo, ten tai žaidėjai keičiasi, ten treneris laksto. Tai administratorius sėdėdavo turbūt. A jam ten ką reikia sėdėti, administratorius? Nu, tvarkydavo reikalus. Ar ten tik ne prestižo reikalas, bet pasėdėti? Ne, čia reikalinga buvo. Dabar matus, kiek stovi dabar. Bilietus nupirkti administratorius. Na, tai vien palauk, Rūbinė. Nu, jau toks... O jūsų laikais nebuvo taip, kad duodavo lapelį, tas tiek minučių turi žaisti, tas tiek? Ne. Bet ką iš čia buvo užsiminęs, kad sakot, iš Maskvos dėl pažangų? Bendrai taip. Tokia taisyklė laikiausi, ne kaip dabar. Palošia 3 minutės, jau keičia 3. Dar keičia. Viskas. Yra 5 kumštis. Ir artimiausias rezervas 3 krepšininkai. Centrui, kraštui tą. Vat šitie turi viską padaryti. Ir svarbiausia išlaikyti tą kumštį, tą pagrindinę jėgą. Dabar jis keičia. Jis sudirba žaidimą visą. Neaišku, ką ten žmogus išėjęs gali padaryti. Jūs galite pasakyti Žalgirio 5 pagrindinį? Ne. Kiekvieną kartą vis kitaip. Čia blogas dalykas yra. Čia, aš galiu pasakyti, Stonkus, čia visi kiti seniausiai, jie už tai, kad yra kumštis, pagrindinis geriausias žaidėjai ir artimiausias rezervas. O šitas turi laimėti. Aš žiūrėjau laikraštį New York Times Amerikoje, kur buvo be žaidėjai. Žiūriu, kiek žaidė žmonių. Žiūriu, 8, 9. Niekur nežaidžia 12. Dabar, o jis, matai, pavargo. Kur? 10 minučių lošia. Kur ten nuvargšti? Tai langelį bėga žiūrėti. Tai vandens stiklinės taimas, tas vėl kažkoks atsirado, ne? Jau vandens pertraukėlė. Aš tai negaliu žiūrėti, kaip tai sėdi ir treneris aiškina, jie atsisukė. Nu, nesąmonė. Klausyk, ar tu gali bėgioti pripylęs į skrandį vandens? Aš tai negaliu. Nu, sunkiau. Sunkiau. Skrandis turi būti tuščias, laisvas. A jis dabar pliaupia tą 2 litrinį pasėmės. Nu, kas čia per mada durna? Tai netgi padavėjas yra už nugaros, kur paduoda tą vandenį. Jis sėdė jau tikras ranką su to iškopti. Ir taip negražiai atrodo viskas. Dar vėl, kas vėl nepatinka žaidėjų, Maikę pasikelia ir... Valosi. Jep, tas mat kultūra. Eiktų savo. Nu, aš pasakyčiau, kad pabaikit jūs čia. Nu, treneri, dabar dar klausimas toks sunkus. Kokie jūsų laikais buvo sirgaliai ir dabar? Nu, sirgaliai anksčiau tokie buvo. Jeigu laimė, tai tvarkoj, bet jeigu nelaimė, tai geriau nesirodyk į gatvę išėjęs. Tai būdavo. O dabar pralošia, nu gal labai gerai krepšininkam, pralošia ir žaidėjai atsistoja, Ulanovas ir publika reikia. Ačiū, ačiū. Už ką? Už ką? Už žaidimą. Tai treneri, dėkui labai už pokalbį.
Labai malonu buvo su jumis susitikti. Gal neprikalbėjau nesąmonė, vienas kažkas. Ne, gražiai pakalbėjau. Ką tai padėsite, tai pyksta, ką čia dirbė, velnis čia dabar, žinai. Viskas gerai. Tai ačiū Jums dar kartą. Prašau. Labai susitiksim Biržuose. Gerai jau.